šiurpnaktį ateina, bet kažkokią turim dieną šiandien keistą, galbūt kažkas pas mus čia gimė, ar gali tai būti? Todėl aš paskaitysiu sveikinimą. Agneta, mūsų brangaus žmogau, bet mano brangesnis tu esi. Visai neseniai sėdėjom mokyklos suole, juokėmės iš visko ir svajojom apie suaugusiųjų gyvenimą. Ar pameni tai? O dabar tu pasivijai mane, tau jau 30 kažkiek. Ir mes vis dar kartu, tu gali įsivaizduoti. Kiek metų, kiek paslapčių, kiek naktinių pokalbių, ašarų ir juoko iš širdies. Dabar jau mažiau. Tu esi tas žmogus, su kuriuo galima būti savimi, be kaukių, be vaidmenų. Mūsų draugystė tai ne tik prisiminimai, o tikra gyvenimo dovana, už ką galima džiaugtis, švęsti ir būti man be galo dėkingai tau. Ir aš labai džiaugiuosi tave turėdama. Labai, labai. Tai noriu palinkėti tau visko. Visko. Ko tavo širdis geidžia. Tiesiog gyvenk ir būk laiminga ir džiugink mus visus. Ne kaip klounas, bet kaip žmogus. Ir niekada nepasiduok. Niekada nepasiduok svajoti. Niekada nepasiduok būti savimi. Ir niekada nepasiduok būti geru žmogumi. Dėl ko mes tave labai mylim ir tave labai gerbiam. Ane, Aurimai? Taip. Bet tu čia kažką sumaišei. Aš. Ne? Ei! Ei, kur tu bėgi? 3-4. Ei, palauk. Juk jie dar to nenusipelno, kad jie būtų 35. Ar tikrai? Opa. Tai žinok, tų 34 nebepagavau, bet žinok, kad tie 35, jie niekuo nėra blogesni nei buvusieji metai. Tai linkim tikrai dar kartelį. Visų svajonių išsipildymo, to namo su tais milžiniškais laiptais. Brangiais. Brangiais, jo. Ir tiesiog mylėti gyvenimą. Gerų gaudynių iki pagauti 36. Tai va, mylim tave, bučiuojam.